netoli Marselės, netoli Prancūzijos, Lagaupelis, tai ta trasa vadinasi. Pamačiau pasaulinio lygio trasą. MXGP buvo, reiškia, važiavimas vienas, važiavo sportininkai, tai buvo 97 metai. Ir tikrai užsifiksavo vaizduotėje viskas ir bandžiau kažką tai pakopijuoti šitam reljefe. Aš esu Saulius Stankus, nebeatsimenu, kiek čia metų atgal turit, bet Arnas Milevičius buvo pradėjęs savo karjerą, gal 85-ukų jis jau važiavo, galbūt kažkur tokiam ar 65-ukiam. Tada tikrai buvo labai įspūdingas organizacija, daug svečių būdavo sukviesta, aukštumeistriškų sportininkų. Manau, tada buvo tikrai pačios skaičiausios varžybos. Žinot, čia yra provokuojantis klausimas. Sako, kieno žmona gražiausia, visi sako mano. Tai žinokit, dariau aš tai, kad būtų, matot, kriterijų daug, kad žiūrovas matytų. Kartais sportininkai mane galbūt ir keikia, ir vadina, kad aš netaisyklingai darau, bet aš žinau, kad matau platų aspektą, kad reginys turi būti. Turi būti žmogui įdomu. Sportininkas turi pildyti. Gal kartais ir sunkiau pildyti. Yra neišpildami elementai, ypač mėgėjai, žodžiu, dažnai atsiliepia. Tai manau, kad jinai tokia šiek tiek ekstremali yra, bet joje pasitreniravus galima rimto lygio varžybos. Ekstremalus jaunuolis, kuriam reikėjo šuolių nuo stogų, įvairių triukų, žodžiu, kuo jisai žavėdavosi. Taip turbūt ir atsiradom čia. Kviečiu visus gegužės 24-25 dieną atvykti į Pakruojo motokroso trasą, kur vyks pirmas Lietuvos motokroso čempionatas ir manau, kad tai bus neeilinė motokroso šventė ir kviečiu visus. Bus taip pat ir vaikam užsiėmimai, geras maistas ir manau, kad pribrendo šiais metais laikas. Prisipažinsiu, kad buvau tas degtukas, kuris norėjau vėl užkurti laužą, norėjau suburti senus bendraminčius, senus sportininkus, kažkaip prisiminti ir paminėti šitą jubiliejų. Pridėjom naujų elementų. Atsimenu, iš seniau, kai važiuodavau, nebūdavo daug tokių linijų, kur apsilenkti varžovus, kur padaryti lenkimus. Tai padarėm daug sekcijų naujų. Išsplitinom trasą, bus 2 linijos. Įeisi vidinį, išvažiuosi išorinį, arba įeisi išorinį, išvažiuosi vidinį. Tai tokios bus jo daug elementų, tramplinų naujų perdarytų. Tai man gal mėgstamiausias gal būdavo šuolis čia nušokt nuo kalno gal. Ten tokių sunkių elementų išpildyti, pavyzdžiui, kad dabar prieš labai neseniai į kalną, pilnai iš finišų. Toks kalnas būdavo su keliais šuoliais, tai jį pilnai gražiai išpildyti tikrai būdavo gan sudėtinga. Šutautas linkėjimai. Ir man joje labai būdavo sunku atrasti greitas linijas, kad viskas gerai gautųsi. Tai pamenu, kad būtent Pakruojo trasai reikėdavo visada gerai pasitreniruoti ir atiduoti nemažai darbo. Tai turbūt išmokė to, kad reikia įdėti darbo, kad gauti pakankamai gerą ir norimą rezultatą. Gegužės 24-25 dienomis Lietuvos čempionato pirmas etapas. Kviečiu visus atvykti, tikrai bus geras renginys. Palaikyti kitus sportininkus, pasigrožėti sportininkais gegužės 24-25 į Pakruojį, į pirmą Lietuvos motokroso čempionatą. Ne tik žiūrovus, bet ir dalyvius, atvažiuokit, dalyvaukit, galbūt ir mes susitiksime tenai.